Tai šiandien Palangos verslininkų klubas lankosi vėl visai kitokioje vietoje. Šiandien daugiau sužinosime apie automobilius ir kaip iš paprastos transporto priemonės galima padaryti tikrą įvaizdžio detalę, kaip galima atnaujinti automobilį, kaip galima jį paversti juodu ir galbūt ne tik juodu, deimantų spindinčiu gatvėje ir džiuginančiu kiekvieno praeivio akį. Ir šiandien apie visas subtilybės, kaip atnaujinti, kaip prižiūrėti automobilį, mums papasakos Karolis, kuris yra ne tik automobilių entuziastas, kurio aistra yra tikrai automobiliai, jūs tą pajausite tikrai per pokalbį su Karoliu, nes tikrai matosi žmogus dega tą aistrą automobiliams. Tai Karolis pavertė šį savo hobį verslu ir šiandien kalbėsim ne tik apie šį verslą, bet ir apie jo iniciatyvas ir apie automobilių entuziastų bendruomenės. Tai žodžiu, apie viską nuo pradžių. Karoli, papasakok tada, kas tave atvedė į šitą situaciją. Labas visiems. Aš jau kaip turbūt pristatęs su Karolis šio detailingo švaros centro salono, ar tiesiog dažniau sakoma garažo gatvių žargonų įkūrėjas. Ir ką galiu pasakyti, kad kas mane privertė tai padaryti. Kas atvedė tave į šitą apskritai, kaip automobiliai atėjo į tavo gyvenimą, galbūt buvo kažkoks ar įvykis ar automobilis? Automobiliai tie labai senai, automobiliai tie, kai man buvo 15 metų, tai prasidėjo, gal netgi ir mažiau tų metų man buvo, tai Klaipėdoje vykdavo nelegalios drago lenktynės, naktinis gyvenimas, tai būdavo, kad bėgdavo iš namų, dar būdavo prekybos centras Big vadindavosi. Taip. Tai visi rinkdavosi ten toje aikštelėje, droždavo tos automobilius, ir nuo to drožimo prasidėjo turbūt tas drožimo kvapas įnešė tą tokį, kaip sakant, norą tą automobilį valdyti, pažinti, žinoti apie jį, prisiliesti prie jo ir laikui bėgant, tai keitėsi vis nuo senesnį, naujesnį, ir atėjom, kur atėjom. Tai aistra automobiliams jau gimė gan anksti, ne 15 metų. O kas tave apskritai automobiliuose labiausiai veža, sakyčiau, ar tai yra ar jo greitis, ar jo išvaizda, ar galimybės, ar gamintojo istorija, kas automobiliuose labiausiai patinka? Mane kas labiausiai automobilyje veža, tai išvaizda ir garsas. Jeigu mes negirdim garso važiuojant, realiai tu netisuki. Neįdomu, elektromobiliam šiuolaikiniam šakiam. Jo, tu net nežiūri į jį, tu net negalvoji, kas tai. O kai tu išgirsti kažkokį ypatingą garsą, kuris rodo net krūtinė dreba, kažkoks vidinis toks, tada tu automatiškai atsisuki ir pamatai, kad ten kažkas wow. Arba kaip tik būna kažkas pasidaręs tą wow. Tai dėl ko aš apie tai užsiminiau, kad garsas tai ne tik automobilis, tai gali būti žmogus įsidėjęs tą garsą, bet tas automobilis gali būti visiškai senas, bet ką aš norėjau tam pasakyti, kad ta modifikacija ir privedė prie viso šito. Kad žmogus modifikavo, keitė garsą ir norėjosi, visiems ėjo po jo dar vienas, kitas, trečias, penktas ir visi darė kažką išskirtinio automobiliams. Ir išliko ir man tas keisti, pirkti, daryti ir iki šių dienų. O šiaip save kuo labiau laikytum, ar santykė su automobiliu, ar tu esi daugiau gal vairuotojas, ar sportininkas, ar meistras, ar tiesiog kūrėjas, ar nežinau, kolekcionierius, gal nežinau, gal ir esi pats prikaupęs kokią kolekciją. Man patinka liesti naujus automobilius. Tai apynaujus automobilius mes turim šalia, kad ir Porsche, tai kuom ypatinga ši vieta, tai kad būtent tam ir atsidaryta buvo, kad dirbti tik su apynaujais automobiliais, kad pamatyti kuo didesnį jų įvairovę, spalvas, rūšis, ten išvaizdas, modifikacijas ir daugumą kitų dalykų. Tai dėl to ir buvo, kaip sakoma, ta mintis, kad kuo naujesnis, to įdomiau. Tai tiesiog, nors atrodo jau jie tokie tobulė, tai mane. Aš asmeniškai nei sportininkas, nei ten kažkoks labai stiprus ten gerbėjas, mylėtojas, bet aišku, aš tos automobilius, kaip sakoma, turiu paliesti. Man reikia jį paliesti. O sakyk, Karoli, ką tu veikiai iki šito verslo, iki šios veiklos, kokia tavo istorija, kaip tu iki to atėjai?
ką aš veikiau, tai aš organizavau renginius Lietuvoje, savo gimtajame mieste Klaipėdai. Mano renginys vadinosi West Town Motor Show. Daugumą jį tikrai puikiai pažįsta ir žino. Ir kiekvieną kartą, kai atvyksta pas mumis į renginį, tie mano svajoti automobiliai, kuriuo aš norėjau vis daugiau pamatyti, tai kiekvienais metais aš organizuodamas renginį stengdavausi pritraukti kuo daugiau vis įvairesnių automobilių, kad atvažiuotų pas mane vis iš kitų miestų, kitų šalių, atplauktų, atskristų, prasme, kad pamatyti kuo daugiau tos įvairovės. Tai realiai aš jau net nebežinau, kas be galėtų nustebinti. Bet žiūrovom, turbūt reikėtų irgi pasakyti tokį dalyką, kad tas renginys nėra praeitis, jisai vyksta kiekvienais metais vasarą, taip, ir pritraukia tiek daug išskirtinių automobilių savininkų, ar ne, tiek ir žiūrovų norinčių ir į tos automobilius pasižiūrėti, ir į šou programą pasižiūrėti, ne, tai kalbant apie tą renginį ir apskritai apie kultūrą automobilių, ką galėtum pasakyti, ar jau Lietuvoje, tarkim, galėtum sakyti, kad jau formuojasi tam tikra kultūra, ne, jau tam tikra bendruomenė tų automobilių entuziastų, tokia, ne tik, kad vienas kitas pavienis, ne, vairuotojas savo pasituningavęs automobilį, bet jau tokių gal ir rimtesnių kolekcionierių arba, nežinau, įmonių yra, kas užsiima tokiu profesionaliu tuningu automobiliu, kaip tu matai. Tas dalykas yra boomais. Tai ką kalbant apie automobilių kultūrą, autorenginių klubai, atstovybės, asociacijos ir dauguma kitų įsikūrusių mažų tokių susibūrimo, judėjimo, ar kaip jie tą save vadina, grupių, tai jie yra tokie, kaip sakoma, linksmaisiais kalneliais. Atrodo, 2 metus visi kūrė, daro kažką garažuose, sukuria tą automobilį, jų yra daug, jų susibūrė, BMW klubas, ten dar kažkas susibūrė po 20-30 žmonių, gal netgi daugiau mašinų, kitais metais jų nebėra. Kitais metais jau kitas klubas atsiranda. Praeina metai, vėl jų nebėra. Praeina dar 1 metai, vėl jų nebėra. O ar tai yra koks nors skirtumas, pavyzdžiui, nuo užsienio? Ar užsienio tie klubai yra... Užsienio yra visiškai kitas lygis, užsienis yra visai kita politika, užsienio visai kitas požiūris, visai kitos galimybės, visai kiti leidimai, visai kitas visai pasaulis. Ta prasme, atrodo, nes mes, jeigu realiai lietuviai ką turim, tai atvirai galiu pasakyti, nuoširdžiai per tiek metų patirties ir daugumas mano pažinčių, kas daro, organizuoja renginius, mes čia nieko neturim. Čia nebeliko nieko ir vis eina blogyn. Tai tą tokį išlaikyti, dar reikia džiaugtis, kad dar kažkas pas tave atvažiuoja, nes daugumą tų projektų, tuningo projektų, apie kuriuos mes kalbam, kad kažkas iš tų metų darė, tai Šiauliuose buvo Autogedas, tai po to Spoilerą, taipogi Šiauliuose, kur yra nuo 99 metų veikianti įmonė, tai ten iš vis labai stipriai judantis, dar turi visus tos senus bodykitus, gali padaryti, atkurti filmo kopijas, automobilius, pritaikyti pagal tavo norą ir taip toliau. Realiai jie irgi nieko beveik nebedaro tokio, nes nebėra paklausos, nebėra tos kartos, mūsų kartos ir dar senesnės kartos. Tai šiuolaikinis iš esmės pirkėjas, jisai jau nebenori daugiau to individualumo, tiesiog šiuolaikinė karta įsirenka labą dieną, labas rytas mama, šiandien nori Porsche. Viskas ir jinai nebegalvoja. Seniau būdavo mergaitės pirkdavo visokius tenai Pumas, Kaugarus, Fordus, ten visokius ten Kalibras, tos vadinamasis, kur būdavo visi kurdavo. Seniau visi norėdavo pirkti, pasidaryti kažką įspūdingo, kad į tave atkreiptų gatvėje dėmesį. O dabar tiesiog, atsikelia su mintim, mano draugė ten nusipirko tėvai Porsche, aš irgi noriu, man irgi reikia ir viskas. Ir tai yra visas išskirtinumas, baigėsi tiek, kad modifikacijos, tobulinimai. Dabar galiu pasakyti, turbūt yra vienetai Lietuvoje, kas iš vis modifikacijų užsiima, kas bedaro kažką. Karoli, galbūt tai yra susiję kaip nors su automobilio vertės išlaikymu, ar tokį automobilį išskirtinį, pavyzdžiui, nežinau, iš tavo patirties, ar yra lengva parduoti? Ar jisai kaip tik rinkoje ir dėl savo to individualumo yra patrauklesnis? Lietuvoje jo nepirks. Nėra patys. Lietuvoje jo nepirks, nes Lietuvoje lietuvis nenori pirkti. Kaip sakoma, ne tai, kad nenori, jis tiesiog nepirks, ras bėdų, priežasčių. Blogai surinktas, blogai padarytas, tas padarė taip, daugiau visi žino už tave, ką tu jam padarėjai, tai tiesiog Lietuvoje niekas tokių projektų neperka. Visus projektus veža Latvijos, Lenkus, Čekijas, Estijas, Danijas, Švedijas. Visi, kas supranta, tai viską iš čia stengia pasimti.
Realiai mes, sakau, projektų čia Tai turime. lietuvių kokybė yra vertinama užsienyje. Lietuvių kokybė yra labai stipriai vertinama. Mumis šis vadina auksarankiais, nes mūsų realiai sugebėjimai po avarijos ir daugumą kitų atkurti automobilį tą pačią būseną ar dar geriau, tai čia ne kiekvienas tai sugeba. O kas apskritai pasaulyje, tarkim, labiau diktuoja madas tose, nežinau, tuninguose automobilio, tam individualizavime, kas... Ar tai Amerika, ar yra ir kitos šalis, kurios labai išsiskiria? Dabar pagrindė, kas yra, tai šiaip visi tie mūsų renginiai, tai yra tie viskas iš Amerikos. Tiek visos laidos, ką mes dabar žiūrim per televizorių, tiek aplamai, viskas, ką jūs dabar matote, nėra lietuviška. Taip. Tai yra viskas atėję iš svetur, viskas yra atkopijuota, nukopijuota. Taip ir mūsų renginiai, taipogi visi bando pamato kažkokį ten Summer Festą, kažkur prie jūros, daug mašinų, daug automobilių, bet mes puikiai suvokiame, kad mes prie jūros negalėsime to padaryti, nes mūsų valstybė to neleis, mūsų miestas to neleis, savivaldybės to neleis. Ta prasme, čia ten yra tokios galimybės žmogui duotos, kad ten gali daryti, modifikuoti, kurti, važiuoti, daryti, burtis. Ir tam paklausa bus. Jo, ir ten tai policija lydės, pati policija dalyvaus tavo renginiuose. Tai, ta prasme, labai daug galimybių, labai didelis požiūris ir pozityvumas į tą dalyką, bet tam yra visos ribos. Bet čia mes turim tokį ribą, kad mes nieko negalim padaryti, tai realiai mes čia... Tai miestas jūsų į centrą miestas nepriima, ne? Ne, netgi žinant apie Palangą, tai turbūt visi puikiai žinot, čia dingo daug renginių, tai vienas didžiausių renginių American Spirit, kas yra žiauriai gaila, tai yra didžiausias pasauliniu mastu, didžiausias ir geriausias renginys Lietuvoje. Į kurį tikrai rekomenduoju nuvažiuoti, nueiti visiems sudalyvauti, dabar jis vyksta Druskininkuose. Ir tikrai tai yra vienintelis renginys, kur renkasi visą Amerikos dvasią. Tai ten nuvažiuoja, ten dreba ne tik kūnas, ten drebi visas, eidamas nesuprasi, ką matai. Aš sakiausi, labai aistringas automobilio tema. Turbūt ne kiekvienam dreba ir rankos, ir kūnas matot automobilius, bet labai žavu klausyti ir matyti tavo aistrą automobiliam. Ir dabar kalbant, tarkim, apie šitą saloną, ne, ar ta, tų automobilio, ne, gražių, išskirtinio, pažintis, ne, darbas su jais, ar tai atvedė į šitą verslą, ar šito verslo įkūrimo istorija kažkokia kita buvo? Mane atvedė mano renginiai, kuriuos aš sukūriau, kur sukūriau tą vadinamą savo vaiką West Town Motor Show. Aš norėjau, kad tas automobilis, išskirtinis automobilis arba išrinktas ten nominacijom pačiausių, kur žmonės išrinko, kad tą automobilį galėtume mes ir tvarkyti, rūpintis jo išvaizdą, plauti, valyti ten, žodžiu, visus paketų pasirūpinti, kad tas automobilis būtų pilnai tvarkingas. Taip. Ir taip ir kilo mintis, kad man reikia švaros centro, man reikia kažko panašaus, kad pas mane važiuotų išskirtiniai automobiliai, nepaprasti šiaip automobiliai iš gatvės, daugumos vietinių gyventojų ir taip toliau, o kad važiuotų būtent automobiliai tie, kuriuos atsisuka žmonės. Aš tokiu principu ėjau ir dabar esu tam kely ir pas mane stovi vienas automobilis, už durų dar stovi keletą, tai manau, kad čia jau einam teisingų kelių. Svarbu klientai patenkinti, yra efektas, ne, ir apskritai dabar nežinau, auditorijai galbūt, kuri nėra susidūrusi daug su šito klausimu ir automobilio tvarkymą daugiau mažiau supranta levelyje tokiame, kad važiuoju į Circle-K, prasisiurbliuoju ir prasiplaunu savitarnoje. Tai papasako, kas tie yra burtažodžiai apskritai automobilio salono priežiūra, detailingas, tuningas, kuo jie visi skiriasi. Detailingas tai yra toks dalykas, kad tu duodi kruopštumo ir priežiūros kiekvienai detaliai. Tai nesvarbu, kas tai bebūtų, tai priekinė fara. Nuo žodžio detail, tas detalumas. Tu peržiūri viską, ta prasme, elementarūs tarpai, praputimai, išvalymai jo ir taip toliau. Tai yra detalus plovimas. Pavyzdžiui, kaip yra su plovimu, tai tu tiesiog nuplovi ir viskas, ne? Tu nuplovi, nuvalėjai su skuduru, rodo, tai yra paprastas plovimas. Detalus plovimas tai yra nuplovimas, nuvaškavimas, nusausinimas, tarpų išpūtimas, nuvalymas, atidarimas visų tarpų išvalymas, dar apibraižymų kokių, ne? Jo, po to išvarimas dar į lauką, apžiūrėjimas ant saulės, kaip jis atrodo tas automobilis. Tai prasme, tai kiekviena detalė, kad tas automobilis būtų toks, lyg tu atėjai į saloną, įsigijai automobilį, tau jis žiauriai patiko, tu įsigijai tą automobilį, nes jis buvo wow. Tai va toks automobilis turi išvažiuoti po detailingo, po kiekvienos kruopščiai rankomis praeitos detalės.
Tai va toks yra detailingas. O tie visi kiti reikalai, ten, ką mes kalbam apie tas greitas plovyklas, savitarnos plovyklas, tai čia yra automobilio drožimas. Čia nėra plovimas ir rūpinimas, čia yra tiesiog drožimas. Tai yra kaištimas viso jo kėbulo gadinimas, nes dauguma... O kuo kenkia tos savitarnos tos plovyklos, tos tunelinės, pavyzdžiui, kokią žalą jos padaro automobiliui? Jos braižo automobilio kėbulą, braižo automobilio laką, kur yra padengtas ant viso kėbulo. Tai jūsų matot automobilius, kurie jau yra pabuvę? Palietant automobilio hologramos, tokios kaip suraižymai. Atvažiuoja automobilis, sako, aš visą gyvenimą ploviausi tunelinėse plovyklose. Visą gyvenimą. Ir mes paimam prieš specialias šviesas, paeini ir jam parodai, kas tai yra tavo pasiekmes po tavo visų tų. Tada žmogus pradeda įvertinti rankų darbą. Tai yra rankų kempinės, nusausinimai, nuputimai, visokie be rankų projektai, tie nupurškiai, kur nereikia nieko daryti, tiesiog nuputė su oru, kad stengiasi kuo mažiau prisiliesti su tam tikrais ingredientais, kempinėm ir taip toliau. Stengiasi kuo mažiau to tokio sąlyčio duoti, kad nuplauti automobilį, kad kuo mažiau paveikti jį. O kalbant apie paslaugą, ar tai yra brangi paslauga ir pavyzdžiui, kad ir jeigu, tarkim, nuspręsčiau naują automobilį arba apynaudį automobilį nuo šiol patikėti tik tais tokioms rankoms, ne, ar tą reikia daryti dažniau, ar tos nano dangos, ar specialios dangos, kuriomis jūs dengiate, kaip tik gal užtikrina ir ilgesnė, ne, to automobilio tokią gerą išvaizdą, ne, ir jos nereikia taip dažnai gal kaip automobilis, kad ir naujas iš salono išvažiavęs, jis jau prarado vertę. Jis išvažiavo iš durų, jau viskas, jau jo vertė krito. Jis išvažiavo į gryną orą. Ką reiškia išvažiavimas į gryną orą, tai yra ultravioletiniai saulės spinduliai, gatvės teršalai ir dauguma kitų dalykų, apnašos, ypač ant baltų automobilių, jos labai matosi, ant tamsesnių automobilių šiek tiek mažiau. Tai yra vėl atskiras procesas, turi nuiminėti apnašas, nupoliruoti automobilį. Jeigu norime mes išsaugoti tą prekinį išvaizdą, kuri yra tikrai, paklausy, tau visą laiką bus maloni, tu išeisi į kiemą, matysi, kaip mano mašina blizga, tai yra dedama keramikinė danga. Jis apsaugo nuo teršalų, nuo UV spindulių, ultravioletinių. Ir tavo kėbulą ilgiau išlaikys kokybiškesnį, gražesnį ir atmuš tą visą, kaip sakoma. Tai jis ir ilgiau išliks, ne? Jo, jis išliks ilgiau ir tavo automobilis bus ilgiau paklausoje, ilgiau rinkoje, ilgiau nematysi ant jo kažkokių tai veiksnių, padarinių. O ar tai brangi paslauga yra ir kokie klientai dažniausiai renkasi, kokie jų lūkesčiai yra? Klientai dažniausiai renkasi keramikinę dangą. Atvažiuoja, nusipoliruoja, ten priklausoma nuo to, kiek automobilis yra pažeistas, kiek etapų poliravimo jam reikia, dažniausiai būna 2-3 etapai ir po tų etapų dažniausiai, kad išsaugoti tą, kaip sakoma, užmarinuoti tą visą darbą, tu ištepi automobilį keramikinę dangą. Tada tu automobilį ištepęs keramikinę dangą įjungi specialią šildomą lempą, apšildai visą kėbulą, laikai kėbulo temperatūrai ir tada... O ką jį duoda? Išsaugo, sukėtina visą pasisavinimą į laką. Ir kiek tokia paslauga kainuoja? Jinai tik vienas etapas poliravimo 120 eurų, vienas etapas, o keramikinė danga irgi 150 eurų. Jo, čia įvairiai iš tikrųjų. Pavyzdžiui, kiek jūs rekomenduojat kartų, nežinau, ar per metus, ar per sezoną, kaip dažnai tą paslaugą turėtų užsisakyti automobilį, taip mylėtojas automobilį? Dauguma keramikos gamintojų deklaruoja automobilį, tarkim, nuo 11 mėnesių iki 2-3 metų. Įvairiai yra. Taip. Bet kadangi kiekvienas gamintojas yra užsidėjęs savo laiko rezervą, tai išlaiko viskas mažiau. Tai realiai rekomenduoju kas 2 metus atsinaujinti automobilį. Tai kaip ir nėra labai dažnai. Tu važiuoji, prieš kiekvieną sezoną tu turi rūpintis, pavyzdžiui, dabar ateina pavasario sezonas, tu vėl nusiėmei visus teršalus, nusipoliravai automobilį, nusitrynį, pasišiaušiai, susitvarkai, išsilyginai, išsivalai, išsikvepinai, čiūsti ir pasileidai į gatvę. Tada prieš žiemą vėl tu jį pasirašai žiemos procedūrom ir... Kad apsauga nuo druskų būtų. Tada vėl važiuoji, stengiasi, aišku, kuo mažiau važiuoti, nes vis tiek dabar mes tą druską turim čia baisę. Tai niekas neapsaugos, jeigu tu pats neapsaugosi. Taip. O kalbant, nežinau, tokia, gal kokia turėjo istorija apie kokį automobilį, kuris buvo sudėtingiausias tavo karjerai, kurį reikėjo
atversti vėl į juodą spindintį deimantą? Sudėtingiausias automobilis buvo mano karjerai, buvo tai garsaus Klaipėdos tatuiruočių meistro Danieliaus automobilis buvo sudėtingiausias projektas, kokį mes buvom pasiėmę, tai mes valėm, poliravom, cheminį darėm, o ten visai senovinis amerikietiškas automobilis, realiai kėbulas buvo tikrai matęs gyvenimo, kad jisai jį restauravo, bet prasme, jam vis tiek reikėjo grįžti tą tokią prekinį išvaizdą. Salonas, kadangi senovinis, tu atrodo jį ir darai kažką jam, bet jis turi savo išvaizdą ir viskas. Ir tu, atrodo, kai pradėjai, jisai toks buvo ir kai baigėjai, jis toks buvo, bet nuotraukos kalba už save. Tai pamatai, prieš ir po, akivaizdu, ne? Akivaizdu, nes dėl to, kad tu su laiku, akyse laiko atgal nesukinėjai, tai pamatai, kad tas projektas iš tikrųjų atgavo savo vertę, atsistatė ant kojų, tai labai stipriai. Tai buvo sunkiausias projektas, nes tai buvo turbūt didžiausia suma pinigų, pati pirma uždirbta nuo šito. Tai buvo didžiausias, kaip sakoma, darbas. Tai čia turbūt jau buvo gal automobilio restauracijos dalis, ar ne? Nu, čia nesiskaito kaip restauracija, mes jo nedažėm, mes jo nieko nedarėm, mes pagrindę rūpinamės su, kaip sakoma, to vadinamoji labai stiprių detailingu. Tai ten labai stipriai jam viską nuo akizais atvarė, paprašė, kad man reikia wow ir aš pasimsiu wow. Tai va, o yra dar kur nors rinkoje, nežinau, pasaulyje kokio automobilio, kurį norėtum sutvarkyti, kokio dar nesi čiupinėjęs, tvarkęs, ar yra, nežinau, galbūt specifinės tipas, tarkim, ar vintažiniai seni automobiliai, ar supersportiniai automobiliai, ar galbūt kažkokia tai speciali markė, kas... Įdomu būtų formulę paleisti. Įdomu būtų formulę. Ne, iš tikrųjų, čia neįmanomas dalykas turbūt, gal nežinau, šiaip Klaipėdoje, kaip ir matėm, formulę važinė, ant ralo vežioja, gal ir mums atveš kažkada tą formulę čia pačiupinėti. Bet norėtųsi, aišku, to tokio vadinamojo kaip lūpdažio, ne? Ferrari, kaip jūs vadinat, lūpdažio dažniausiai vadina. Tai kiekvienos turbūt moters ir vyro svajonė yra Ferraris. Tai, aišku, aš jau lėčiau jį, aš jau dariau jį, bet yra ne vienas modelis. Bet tikrai domina šitą klasę, tai labai domina Ferrari, Porsche yra tokie jau labai išskirtiniai, bet kokia. Jo, šiaip visas tas M-Power vadinamieji BMW, ten, kas visos tos domina visos, norėčiau paleisti dar visas S raidės, RS raidės, AMG ir taip toliau. Viską, kas yra kitaip negu standartas, skamba kitaip negu standartiškas automobilis. O kas tokio specialaus apie tas automobilis? Ar jų, nežinau, pagaminimas yra kažkoks tai specialus? Išvaizdos visai kitokios, modifikacija, pats body kitas, tai yra, visą jo bumperiai skiriasi, slenkščiai, veidrodėliai, pati apdaila visa aplamai, būna tiek AMG, būna Brabus, būna ten Mansuriai, būna ten dauguma kitų. Tai tas labiausiai ir žavi, kad kiekvienas tas automobilis atrodo jis toks pat, klasė ta pati, bet jis atrodo visiškai kitaip. Jis yra visiškai dieną naktis kita mašina. O ar būna tokių automobilių, kuriuos būtų galima pasakyti, čia jau misija neįmanoma, kas apskritai jūsų verslė jau sakytumėt, ne, jau čia jau ir detailingas nelabai padės. Nenoriu, kaip sakoma, atmušti klientų, bet jau... Bet ribos turbūt visur yra. Ribos yra, kad turbūt daugumą žino ir puikiai jis jau su to susipažino, kad yra jau ne vienas klientas išėjęs, nusukęs nugarą, bet mes nuoširdžiai prašėme, kad tiesiog yra vidinės taisyklės, yra nusistatymas, kad mes nedirbam su senesniais automobiliais ir mes norime tik tai apie naujų automobilių ir turim mūsų premium klasės produktus, autografą ir tie produktai tikrai nėra skirti švaistyti bet kam. Ne, tu turbūt galbūt, aš galvoju, kitaip ekonomiškai nelabai apsimokėtų 20 metų automobilį, kuris nei karto gyvenime nėra matęs. Jeigu skaičiuoti pagal laiką, tai tarkim tas apynaujas automobilis, žmogus jau nupirkęs į apynaują, jis jau yra, kaip nėra tiek apleistas. Bet yra tokių automobilių, kurie tikrai važiuoja seniai, žiauriai seniai automobiliai, pavyzdžiui, vadinami vintažiniai, ne? Tu jam atrai duris, ten nėra ką daryti. Jis sako, man reikia išvalyti. Man reikia, sako, sutvarkyti jį. Būtinai, sako, man čia pridulkėjo jau. Gerai, stumi jį į vidų, nes jisai kitoks. Tu žinai, tu matai, bet būna, atvažiuoja dar naujesnis už tą automobilis, vadinamieji mūsų
autovežiai, BMW, iš gatvės, tai jie atvažiuoja, pasitadrai, ten yra visko, ten ko nori. Ten gyvenimas vyksta. Nuo bulvyčių free tarpuose iki ten jūros smėlio kibiro. Tai realiai tu jam tiesiog, ten nebeištrauksi jau ten iš tos mašinos, nebepakeis, vadins savo pasiūs kur nors, o tas žmogus atvažiavęs, jisai moka daug ir dar daugiau. Čia bet kokia tai yra premium paslauga. Taip, tai yra premium paslauga ir premium klasės automobilis. O Black Diamond pavadinimas, jisai ar turi kokią nors istoriją, kaip čia visgi deimantas. Deimantas, juodas deimantas, jeigu turbūt žinot, ar esat skaičiusi, kad juodas deimantas tai nėra pigiausias reikalas pasaulyje ir tai kažkaip asocijavosi linijos, formos, asocijavosi su automobiliu. Taip ir gavosi. Subtilumas, prabanga. Taip ir gavosi, kad kažkaip reikia tai suvesti ir iš tos deimanto formos gavosi automobilis. Taip. Gavosi Black Diamond. O dabar paklausiu tokį klausimą, kurį klausiu turbūt visų pašnekovų. Kuo norėtų tapti tas juodasis deimantas ateityje, kaip tu matai viziją šio salono? Ar jūs plėsitės? Šiaip norim plėstis, norim padaryti didžiausią servisą Palangoje. Tai yra didžiausių galimybių, kad žmogus, ką aš turiu omeny, kad žmogus atvažiavo, atvarė automobilį ir pasako, aš noriu, kad jis man atrodytų, wow, kad mane gatvėje atsisuktų žmonės. Mes jau vieną tokį projektą darėm, yra pas mumis puslapį, Facebook'e galite pažiūrėti, tai buvo Mersas darytas, aišku, žmogus turėjo ribotą finansų kiekį, tai mes už tą finansų kiekį padarėm taip, kad žmogus sako, čia tikrai mano mašina. Pats šeimininkas, jeigu jau nepažįsta, tai jau. Jo, tai vat, taip ir viskas gavosi. Tai iš esmės paslaugų spektras turėtų prasiplėsti nuo detailingo iki... Jo, paslaugos turėtų plėstis tiek, kad tiek visi poliravimai, žibintų poliravimai, perlakavimai, restauravimai, padangų montavimas, ratų suvedimas, kad, žodžiu, žmogus atvažiavęs pas mus pasidarytų viską absoliučiai, ką įmanoma padaryti su automobiliu. Labai norėtųsi susirasti kažkokį rimtą investuotoją arba partnerį, kuris galėtų padėti prasiplėsti šitoj, kaip sakoma, sferai, nes tai kainuoja iš tikrųjų nemažus pinigus, kad ir šitą vietą atidaryti taipogi, tai kainavo ne 10 000, atrodo, čia ką čia nieko neutiko, nieko nepadariau, bet iš tikrųjų, kaip pradės skaičiuoti, čia ir turim apvalę gražią sumą jau. O kas, manai, yra svarbiausia, kuriant verslą? Ar tai yra, nežinau, įvardintum, prioritetas yra greitis, ar svarbiau yra idėja, ar žmonės, ar trendai, ar kompetencijos, kaip tu išrikiuotum galbūt kokius tris pagrindinius dalykus? Su greičiu čia nieko nepadarysi. Čia kaip atvarė automobilis ir jis nori, kad būtų, kaip sakoma, kad jisai liptų, kaip jaustųsi kaip išsimaudęs. Tai yra svarbiausia, kad žmogus ir jaustųsi, kad aš lipau, jaučiuosi kaip kokiam buvo atsipūsiu, žinai. Žmogus atsipalaiduoja. Žmogus, kaip sakoma, dauguma išskirtinių automobilių vairuotojų įsėda į savo išskirtinį automobilį ir specialiai, sako, išvažiuoja į miestą nuo žmonos, nes jis atsipalaiduoja savo mašiną. Man dabar kalbam ir man skamba ta daina Mažulė. Jo, tai dauguma, tai, kaip sakoma, eiliškumo tokio nėra, kad čia padaryti nuo trendais laikytis kažko. Aišku, dauguma dabar tai daro, dauguma šoka į internetą, vėl pamato, įsijungia amerikietiškus reikalus arba kažkokios kitos šalies, kaip ten rodo, kaip ten viskas vyksta, ten Kinijos rinka, užsienio kažkokia dar kitokia rinka kažkur. Bet, atsibuskime, mes Lietuvoje gyvenam, čia reikia prisitaikyti prie to, kaip čia viskas yra, nes, aišku, tos naujovės atnešti čia yra tikrai, wow, būtų labai, bet mes, kaip sakoma, vienetai turbūt čia tokius dalykus turim ir ką mes dabar darom, tai ką stengiamės padaryti, tai čia, iš tikrųjų, tai turbūt kokybė, yra visų pirma. Jeigu nebus kokybės, tu neturėsi tokio kažkokio Porsche, ar kažkokio ten Bentlio, ar ten Ferrario, ar ten Merso, ar dar kažkokios tai markės automobilio prabangesnio, ir pas tave tos klientas tikrai nevažinės. Vien dėl to, kad tu vieną kartą jie visą laiką atvažiuoja, vieną kartą patikrina, pasidaro paslaugą, pasižiūri, jeigu jam tiko, patiko. Jeigu iš esmės nebus kokybės, tai nebus ir pakartotinio pirkimo. Yra tai buvę, atvažiuoja moteris, pastato mums baltą Porsche, irgi apynaujį, mes išvarėm ją į kiemą, ir tie per ranką, per panelį,
Geras. Jo, kiekvienas klientas labai skirtingas, sakau, būna tokių klientų, kurie atvažiuoja tiesiog kilimėlį už 5 eurų įsiplauti. Tai. O kokias klaidas tu įvardytum, sakyčiau, kokias dažniausiai daro automobilių verslus kūrenčios įmonės, kaip ir minėjai, ne, kad daug ir tų įmonių, tai vakar buvo, šiandien nebėra, ne, kas dažniausiai kiša koją tiem lietuviškam verslam? Dauguma galvoja, kad verslą padariau ir jisai važiuos traukiniu. Taip nebus. Nei vienas verslas traukiniu nevažiuos. O kokias klaidas daro dažniausiai? Todėl, kad jie ką svarbiausia reikia padaryti, jog tai turiu turėti jau kažkokią tai savo pagrindinį grupę, su kuria tu, kaip aš pažiūrėjau renginius daryti, aš jau turėjau tą tokį, aš jau bubiškai daviau žinot, kad pas mane bus su laiko toks dalykas, ar pas mane važiuosit. Jeigu pas mane bus ar važiuosit, visi vienareikšmiškai važiuosim, darysim. Tuosme, tu darant verslą turi labai gerai pasvarstyti, ką tu plausi, ką tu valysi, kam tu pasiūlysi, pažiūrėti rinką, kas vyksta rinkoje, pažiūrėk dabar Klaipėdoje, kiek yra aplinkui tų švaros centrų, visokiausių plovyklų ir taip toliau. Tai ką tu ten begalėti daryti? Ten jau tu nieko nebegalėti, ten turi būti atsidaręs ir mušt kainą tiek, kad tau nebeapsimokės tiesiog dirbti, o turėti klientą tam, kad tiesiog jį turėti, tai čia ne verslas yra. Dauguma tokių principų dirba. Bando, laikosi kažkaip, bet, aš atėjau į Palangą tam, kad, aš jau turėjau, aš dar neturėjau patalpų, jau turėjau sutartį. Tai pas mane viskas yra įmonės, kurios man padeda išsilaikyti, pas mane yra pagal sutartį, nesvarbu, tu ploviai, valiai ir nevaliai, tu gauni pagal sutartį skaičių, už tą skaičių reguliariai. Ir jeigu tu ten... Tai yra ne tik pavieniai klientai, ne, bet ir didelės nuomos įmonės. Pas mumis pagrindė įmonės, mes dirbam su įmonėm, tai pas mumis važiuoja įmonės, palieka automobilius, tiek nekilnojamo statybos turto, nekilnojamo turto statybų įmonių ir nuomos punktų ir atvažiuojamų palieka automobilius ir mes juos valom, tvarkom, viską darom. Pagal jų poreikius. Jo, ar pats prisimeni gal kokių feilų ar kokių klaidų esi pats pridaręs, kurdamas šitą verslą, kur sakytum, pasimokykit ant to paties grėblio neuždėkit. Jeigu neturėjot praktikos ant kažkokio tai konkretaus automobilio arba niekur nesimokinot garažė, pas nieką nebandėt kažko daryti, laikyti rankoje, kad ir poliravimo mašinėlė, nesvarbu, bet kas, kad ir kempinė nukrito ant žemės planuot automobilį, tu nebegali antrą kartą eiti su to kempinė pakėlęs per automobilį. Reiškia, kempinė pasirinko visokių gatvės akmenukų, tu braižai kėbulą. Poliravimas, vėl turi žinoti, kiek laikyti mašinėlę, kad nepratrinti kėbulą. Man asmeniškai tai buvo. Norėjau žmogui gerą padaryti. Neįlaikęs niekada mašinėlės, nieko, pamačiau mašinę brėžimą, galvoju, aš jam nupoliruos tai brėžimą, žmogus net neprašė nieko, gal nupoliruos, nuvažiavo dažai. Ką darom? Dažom dalį. Tai va, tai lygioj vietoj savo padarai minusą. Tai didelės skuduriukų ir kempinėlių kolekcija turi turbūt. Mes skuduriukus turim, mikrofibrą, mes kiekvienai mašinai imam kitus skudurus, mes nenaudojam tų pačių po kiekvienos mašinos metam skudurus laukai, imam kitus skudurus, kitus turi dirbam Kėbulai taipogi nusausinam kėbulą, tos metam laukai, imam kitus. Ir taip dėl to pas mumis eina konvejerių skudurai ir aišku, tai kainuoja. Vienas skuduras, kurį mes sausinam, tai jis, jeigu nekristų, nuo 7 eurų prasideda jo kaina. Tai nuo tokių skudurų tikrai per sezoną susideda ir ne vienas. Dabar tokia įdomesnė, linksmesnė tema. Pasakyk, galbūt galėtum įvardinti kokius top 3 filmus apie automobilius, kurie labiausiai patinka. Nėra tokių filmų top 3. Nežinau, šiaip tai Dingti per 60 sekundžių, tai yra vienas senų laikų filmas, labai geras filmas, aišku, ten tokių visokių automobilių, ten apie jų nuvarinėjimą ir taip toliau. Tada pirmos 2 dalys greitai ir įsiūtė, toliau jau nebeįdomu, dar tokio driftas šiek tiek įdomiau buvo, nes tas buvo tų laikų filmas, kai atsirado tas pas mumis šonaslydis vadinamasis, tai tas filmas dar buvo. Na ir daugiau kaip ir Need for Speed. Tas filmas yra dar 2 dalys išėjęs. Viskas, daugiau filmai nebėra, kas jeigu susiję tai su automobilių kultūra, tai daugiau filmų nėra. Prasme, kiek esu matęs, kiek visokių, prasme, ten jeigu mes kalbėsime apie kokią Taxi 3, tai čia ne filmas, čia yra parodija tų visų reikalų. Dar esi man minėjęs, kad iš tikrųjų ir labdaringa, paramos veikla tau yra gana artima, ir yra projektų, kurie jau yra įgyvendinti.
Pasidaryk kokiais dar projektais, prie kokių projektų žmonėms, kurios tos pagalbos reikėtų daugiausiai, tu norėtum prisidėti, galbūt kažkokias turi nuolatinės iniciatyvas, prie kurių galbūt norėtų irgi kažkas prisijungti. Mes, kai darome renginius Vestel Motor Show, tai renginys buvo daromas tokiu principu, kad visos surinktos lėšos bus paaukotos būsimiesiems pirmaklasiams, tai yra pradinukams. Ir ieškojame šeimos, nepasiturinčių šeimos, kuri turėtų daug vaikų, kur būtų joje sudėtinga situacija ir kad ten būtų bent jau tokių vadinamųjų pradinukų. Tai va, tai užpreitas, jeigu neklystų, Vestel Motor Show renginys buvo būtent tokiu principu padarytas ir suradau šeimą. Tada ta šeima, socialinės rūpybos skyrius man davė numerį, jie surado tą šeimą, jie man davė numerį, aš susisiekiau su jais, nuvažiavau pas juos į namus, paklausiau, ko labiausiai jums reikia ir jie pasakė to ir to, aišku, gavo ten 10 kartų daugiau, gavo 2 kompiuterius, pilną bagažinį raštinių prekių, pilnai viską paruošta vaikam, kad mokyklai nieko netrūktų. Aišku, ten to šeimoje buvo ir daugiau tų vaikų, tik tai buvo jau didesnių, bet visi yra mokyklinio amžiaus, nei vieno nebuvo vyresnio už ten 13-14 metų. Tai praktiškai visi to renginio lankytojai galėjo savotiškai prisidėti prie to. Jo, tai visos lėšos už visas lėšas ir dar ten keletą partnerių pagalbų, renginio dalyvių pagalbų, tai ir tie, kas jau daugiamečių dalyvių daugumą prisidėjo. Tai, sakau, prikišom pilną bagažinę netilpo reikmenų. Tai buvo pilna visko, nuo pieštukų, nuo trintukų iki maks viskas, kas mokyklai reikalinga. Nes mes atvažiavome raštinės prekės, mes pasakėm, ko labiausiai reikia, ką reikia turėti, viską pilnai. Nuo kuprinės iki visko. Bet dar mes norėjome nupirkti ir tam vaikam batus ir kelnes ir viskas, bet jau tėvai sako, stop, jau jiems buvo nebijauku, nes ten tiesiog. Tai va, taip, šiaip aš atviras pasiūlymams iš tikrųjų ir jeigu bus partnerių arba bus daugiau klientų, kurie pas mumis rodysis, prisidės, atvažiuodami paminės šitą video pamatę, tai nuo kiekvieno plovimo, valymo ar kitokios detailingo paslaugos, tai skirsiu kažkokį procentą tam tikrai įstaigai, jeigu padėsite man surasti, kam to reikia. Tai, pavyzdžiui, aš nesu prieš vaikams sergantiems onkologinėmis lygomis, tai yra labai baisus dalykas ir niekam jie neįdomus, nes kaip sakoma, susitaikykim su to, bet jeigu ne mes, tai niekas nepadės. Tai va, tai jo, galite užduoti, pasiūlyti, pasakyti, kad va, reikia, gal Palangoje yra kažkokių šeimų, kam labai sunku, bet netikiu, kad čia taip yra, tai, bet gal kažkur yra kažkam, kad tikrai yra. Jo, kam tikrai ko reikia, tai jo, tai aš sutinku, pasirašyti galime sutartį, įsipareigojimą, nuo kiekvieno pardavimo, ten sėkmės atveju, ar pats žmogus atvykęs norės paimti, pasakyti, va, Karoli, ten čia tam ir tam reikalui, prašau. Ko palinkėtum, galbūt kokią žinutę norėtum perduoti Palangos verslam, bendruomenėm, galbūt tiem, kurie verslą čia turi arba galvoja čia verslą kurti? Sėkmės, tai noriu visiems palinkėti. Šiaip sakau, atvažiuokit pas mane, susipažinsim, viską parodysiu, papasakosiu, visus klausimus, kurie kils, atsakysiu. Jeigu kažkas bus įdomu, tikrai spręsim ir bendrom jėgom, o jeigu reikės, mes galėsime nustebinti savai. Ir pabaigai tada pasakyk, suteik informaciją, kur jūs galima rasti internetinėje erdvėje ir kur jūs esate čia fiziškai vietoje. Facebook'e, Vestel, ne Vestel, o Black Diamond, jo, Vestel Motor Show būtų Facebook'e. Instagram'e taip pat renginys, Black Diamond Car Wash and Customs, tai būtų Facebook'e ir taip pat būtų irgi Instagram. Ir fiziškai jūs esate čia adresu? Ganyklų gatvė 6A. Tai jeigu dauguma palangiškių sako Palangos duonos fabrikas. Vidiniam kieme. Taip. Tai ačiū labai, Karoliu, už pokalbį ir tikrai manau, kad mes savo automobilius, kuriais tikrai rūpinamės ir norim išlaikyti jų vertę ir gražų spindesį kaip juodo deimanto, patikėsim į Karolio rankas, kuris tikrai matosi labai su meile ir su atidumu tais automobiliais moka pasirūpinti. Tai tiek tam kartui. Iki malonaus. Iki.